Labas vakaras. Vilniaus Ryto istoriškai sėkmingas žygis FIBA čempionų lygos turnyre nusidriekė iki finalo. Vilniečiai finalo ketvirto pusfinalyje įveikė Tenerifės ekipą ir po 17 metų žais tarptautinio turnyro finale. Į Badaloną atvyko apie 2000 Ryto fanų, kuriuos į areną lydėjo kolega Vilius Talgaitis. Štai tokia galybė ištikimiausių Vilniaus Ryto fanų susirinko vienoje Badalonos miesto aikščių. Netrukus prasideda triukšminga eisena. Skelbiama, kad į čempionų lygos finalo ketvirtą Katalonijoje susirinko apie 2000 Ryto sirgalių. Patys galite puikiai girdėti, kas vyksta čia Badalonoje. Atmosfera tiesiog fantastiška. Eisena tęsiasi maždaug 2 km 20 minučių nuo prieplaukos paplūdimio iki pat Badalonos arenos. Tačiau be abejo, triukšmas yra didžiulis. Vietiniai stebėsi, vietiniai nelabai supranta, kas darosi. Kalbama, kad rytfanių čia gali būti tikrai kosmiškai daug. Ryto fanams šansas istorinis. Komanda beldžiasi tarptautinio turnyro finalą net po 17 metų pertraukos. Eisena tikrai viena įspūdingiausių, kokią esu dalyvavęs, iš tikrųjų teko dalyvauti ne vienoj, ypač taip toli nuo Lietuvos, taip kad geriausi prisiminimai bus. Užsienyje pirmą kartą tikrai tiek daug Ryto fanų matom ir pasiruošę švęsti visą savaitgalį, nesvarbu kokie bus rezultatai. O štai tokią atmosferą Ryto fanai kuria arenoje prieš pusfinalio mūšį su Tenerifės krepšininkais. Vilniečiai nuo rungtynių pradžios veržėsi į priekį. Prieš ilgąją pertrauką nemalonus incidentas nutinka Lagūnos komandai atstovaujančiam Rokui Giedraičiui. Šis krito ant parketo ir susižeidė kelį, tik padedamas medikų išėjo į rūbinę. Tvirtą fanų užnugarį jaučianti Ryto komanda tolsta iki dviženklės persvaros. Lagūnos pastangos atsitiesti bergždžios. Net 29 taškus surinkusio Jericho Hardingo vedami Vilniečiai įveikė Tenerifės klubą 87-69 ir pratęsė pasakišką žygį turnyre. Į didįjį finalą patekę Ryto krepšininkai netrukus jau drauge skanduoja su arenoje fantastišką atmosferą palaikiusiais savo fanais. O štai komandos kapitonas Artūras Gudaitis po istorinės pergalės susigraudino ir net pravirko. Atvažiuoji į tokią didelę areną ir jautiesi kaip namuose. Tai nežinau, kodėl tokia emocija dabar, bet tiesiog faina. Ir dar niekas nebaigta, tikrai. Nėra ko graudintis, bet tiesiog iššaukia tas toks fanų palaikymas, kur tikrai faina žais dėl to. Su kuo finale dėl titulo šeštadienį žais Rytas paaiškės šį vakar po kito pusfinalio rungtynių tarp Malagos Unikagos ir Atėnų EK.